Phone on. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Veikia? Jo. Bet ar man smegenis veikia? Ne. Ar yra tų smegenų? Nėra kam veikti. Nebus dvasinės, aš žinau. Mano vidiniai demonai puola. Gerai, mes pasiruošę. Sveiki. Jūsų ausis glosto fermentuoti failai. Kodėl taip? Ir aš Karolis. Bei Aš Rugilė. Sveiki atvykiai. 14 epizodą po savaitės. Po savaitės mūsų pirmas antras savaitinis. Taip. Žodžiu, pirmą savaitę pertrauką. Taip. Ir šiandien. Mhm. Aš labai džiaugiuosi, kadangi mes grįžtam į mano, žinai, jūrą, kurioje aš mėgstu plaukti. Ir tai yra Baltijos true jūra. crimes. Close enough. Tai Tyson papasakosiu tikrojo nusikaltimo istoriją. Gražiai. Pagaliau tikrojo lelio užfundijai. Net keistas toks skonis. Gerai, tai šiandien pasakosiu tau tikrųjų nusikaltimų istoriją. Kaip visada. Realiai pasirinkau tai dėl to, kad vakar baigėsi teismas jos. Tai labai šviežia. Labai šviežia. Labai įdomi istorija, labai daug posūkių. Mhm. Tai tikiuosi, kad bus įdomu. Ir jo, įdomu dėl to, kad jinai šiaip yra labai didelė ir, tikrai ypatinga ir įdomi bent jau man, bet aš neįsivaizdavau, kad jinai egzistuoja, kol nenuėjau į Court TV, kur ten yra pagrindinis dabar teismas realiai šitą istoriją. Tai pagalvojau, kad jeigu aš nežinau, tai gal ir klausytojai nežinos ir dėl to įdomu. Aš tikrai nežinau. Gerai, tai pagal geriausias Rugilės praktikas. Pradėkime nuo galo. Tikiuosi jau vadovėliuose bus kada nors Rugilės istorijos pasakojimo būdas. Tikiuosi, nes, nematau nieko blogo jame. Tik tai gera. Gerai. Tai mūsų istorija prasideda Nežinau, kas įvyko, bet smegenų ląstelė biškį backfire. Kas mum negerai, Tai mūsų istorija... Nusišlastė šavėl. Gerai. Ne. Buvai prakaitas mūšų. Tai mūsų istorija prasideda 2021 metų spalio 13 dieną. 13 dieną? 14 epizodas, nebe 13. Gerai, tai mūsų istorija prasideda 2021 metų spalio 13 dieną. Pietų Karolinoje, valstijoje, tai vis dar neišjudėjom iš Amerikos. Grįžtam į Ameriką. Ja. Aš neišjudėjau, tai jau išjudėjau. Aš tik tai gal angliškus epizodus esu iki šiol išjudėjus, bet... Tai esam Pietų Karolinoje ir Greer miestelyje. Greer. Taip sunkiai ištamas, bet žodžiu. Apie 11 ryto vyras vardu Bradley Post. Bradlis Paštas.
stulpas. Atvyksta į savo sužadėtinės 41 metų vietinės veterinaro padėjėjos Kristinos Parcel namus. Kristinos Parcelio, Kristinos siuntinio. Paštas ir siuntinys. Namus. O atvyksta į jos namus, todėl kad kelias valandas tą rytą bando su ja susisiekti, tačiau nesėkmingai. Įėjęs į namus, Bradley nenustepsi, bet randa Kristinos kūną. Jos kūnas yra prie pat pagrindinių durų, paplūdęs krauju ir jos poza yra nenatūraliai sustatyta, ten kažkaip taip įdomiau guli. Ant grindų įeinant į kambario gilumą matomos kraujo žymės, kurios indikuoja, kas jinai buvo atitempta prie tų durų. Okay. O šalia kūno guli maišelis su balta substancija, o įdomiausia dalis, tai kad aplink kūną visur, kur gali pamatyti, pabarstyti rožių žiedlapiai. Pristatau jums rožių žiedlapių nužudimo istoriją. Jinai taip spaudoj viešai oficialiai vadinama Rose Petal Murder. Tai lietuvių kalba daug gražesnė. Jo, rožių žiedlapių nužudimo istorija. Tai Bradley iš karto skambino policijai ir jiems praneša apie potencialią žmogžudystę. Skambučio metu jisai pamini, kad visuose namuose jaučiamas keistas toksai cheminis labai kvapas ir tai, kad Kristina guli ant nugaros, ant grindų. Operatorius paaiškina Bradley, kaip daryti tą CPR, dirbtinį kvėpavimą ir Bradley sako, man atrodo, kad jau jai tai nebepadės, nes jinai visur pilna kraujo ir jos akys atmerktos. Okay. Tai laukdamas policijos, žodžiu, policija yra pakeliui, laukdamas policijos, šitas mūsų Bradley intensyviai pradeda trinti nuotraukas iš savo telefono. Ir policijai atvykus, jisai nervingas ir klausia policininkų iš karto, ar jam reiktų nusamdyti teisininką. Jie sako, kad ne, bet jiems, aišku, reikia, perėti palavą, padaryti tą pirminį sweep, Ir jie sako jam, tu turi būti su mumis kartu, nes tiek jisai pažįsta namą, žino kas ir kaip ir taip toliau panašiai. Tai kol jie krečia Kristinos sesės namus, nes jos kūnas buvo rastas jos sesės namuose, kuriuose jinai gyvena, visą tą laiką Bradleys dėvi pirštinas. Okay? Tai ką... Ar tiesiog bet kokias lauko pirštinas? Tiesiog pirštinas, tai varinta kaip pirština. Okay. Tai ką policija randa, tai Kristinos kūnas praktiškai net pažįstamas, kadangi ji buvo nudurta 31 kartą į veidą ir kaklo sritį. Tai tiesioginio to žodžio prasme iš karto matosi, kad tai turbūt yra overkill, kas dažniausiai susijęs su aistros nusikaltimais ir tai dažniausiai yra gana artimas ryšys tarp žudiko ir aukos arba kažkoks kitas intensyvus momentas. Tai apžiūros metu paaiškėjo, kad tas baltas maišelis šalia Kristinos iš tikrųjų yra kokainas ir be viso šito aplinkui ją dar ir randami keli tie USB drivai bei jos kompiuteris. Jas miegamajame lagamine randamas mažas vienkartinis ginklas, tai aš iki šiandien nežinau, kad yra toks dalykas kaip vienkartinis ginklas, bet tipo single shot. O čia nėra tie 3D printed, tipo, nes jie tik kartą gali juos panaudoti, tipo, nes tada jie ten, man atrodo, temperatūra įvyksta ir tu nebegali daugiau jo panaudoti. Bet kažkokie jo egzistuoja panašus konceptai. Buvo tiesiog įvardinta kaip single shot. Jo. Taip pat randamas jos telefonas, kuris vėliau bus ištiriamas ir galiausiai randama jos rankinė, kurioje yra 2 vokai, kiekviename iš tų vokų yra po $500. Tai iš karto įtarimai, aišku, kyla Bradley, kadangi jis yra partneris, istoriškai tokie nusikaltimai dažniausiai būna atliekami ar ne partnerio. Nes, kaip žinom, tarp meilės ir neapykantos tik tai vienas žingsnis. O kita vertus, rožių žiedlapiai bei ta poza, kurioje guli Kristinos kūnas, ten kažkaip iš karto kilo įtarimų, kad potencialiai galbūt jinai buvo fotografuojama po mirties, dėl to kokią pozą jinai gulėjo ir ten tos visos rožės. Tai iš kitos pusės šitas siūlo, kad potencialiai taip pat galėtų būti gal netgi ir kažkoks serijinis žudikas, kuris pradėjo veikti ir tai yra tas jo calling card, arba netgi ritualistinis nužudimas, ar ne, ritualinis. Tai visam miesteliui iš karto yra stiprus šokas, nes Kristina yra gerai žinoma, jinai dirba, kaip sakiau, vietiniai veterinarijos gydyklai padėjėja. Jinai, žinoma, aišku, kaip žinai,
fainulka tokia su didesnė nei pasaulis asmenybė. Tokia, žinai, kur visą laiką visais rūpinas, tokia gerutė fainutė. Ir taip pat namuose tyrimo metu visur randama daug kraujo žymių, patvirtinama, kaip aš sakiau, kad jinai buvo nužudyta kitam kambaryje ir tada nutempta į koridorių, kur ją rado Bradley. Be to, taip pat policija randa potencialaus DNA po jos nagais. Tai va taip atrodo mūsų tas kambarys, kur jinai buvo nužudyta. Kokia graži sofa? Graži spalva, ne? Žiauri. Čia va, tipo, jau einant iki ten, kur jinai buvo rasta, prasideda visi tie rožių dalykai. Tai. Policija pradeda apžiūrinėti vietinės stebėjimo kameras iš karto ir jų įrašus. Ir kamerose matosi, kad tą rytą į Kristinos namus atvažiavo tokiu pilku gaubtuvu apsirėdęs vyras, jis atvažiavo ant dviračio ir jisai turėjo rožių puokštę su savimi ir po kažkiek laiko matosi, kaip jisai ir nuvažiuoja nuo jos namų. Tai neilgai trukus identifikuojamas įtariamasis, nes tas dviratis per visas tas miesto kameras yra surandamas kažkieno bagažinėje ir tada jie dar eina kelias dienas atgal ir mato, kad ir kitose vietose, kitų laikų taip pat toj bagažinėje buvo tai tas pats dviratis, tai turbūt yra kažkoks akivaizdus ryšys. Jie tam tos pleitis, žinai, nuskaito ir identifikuoja įtariamai Zachary Hughes. Šito vardas neišsiverčia į nieko tokio, ką galim. Hughes, tai čia gal kaip atspalviai, ne? Jo, bet spelnimas kitaip. Gerai, sakykime, Zakas atspalvis. Tai jisai, tas Zacharis, kaip sakiau, identifikuojamas pagal kameras, pagal liudininkų pasakojimus, kurie gali jį, padėti toj vietoj netoliesi jos namų, bei DNA, DNR. Tai va, tai šiaip policija leidimo jo DNR gauti neturėjo, bet kai jau ten kažkokie liudininkai ir ta stebėjimo kameros ten rado, kad jis susijęs su to dviračiu, jį pakvietė į policijos ten tą, žinai, apklausų kambarį. Ir čiūjų, kaip filmuose būna, kad pasiūlė kavos kažkokios, jo. O senis sako, jo, Sprite is sure, davai. Žinai, tai žodžiu, tai va kažkaip taip ir be to, ir be orderio sugebėjo susijęti tą DNR. Kiek tai yra leidžiama kaip įrodymai teisme, aš nežinau. Tai po to čia gal daugiau padarė tai tyrimą. Bet žodžiu. Bet nėra tokio, žinai, tipo, taip jisai nesutiko, bet ir neprieštaravo. Tai toks, ką žinau, seems legit to me. Tai va, tai Zachary su policija bendrauja nenoriai. Jie turi praktiškai iš karto gauna orderį jo telefonui paimti ir ištirti. Bet tai, žodžiu, jie pasimeta telefoną, bet apie ką nepagalvoja, kad telefonas ir visi svarbus dalykai jame yra apsaugoti PIN kodų 6 skaitmenų. O Zacharis su jais nebendrauja, jis sako. Jūsų telefonas, jūsų problema? Tai istoriškai tas telefonas buvo atrakintas tik tai gal po 1,5 metų. Iš viso policininkai pagal įrašus internetuose bandė 700 000 skirtingų variacijų to kodo. Ir tam buvo 8 iPhone'as, tai aš nežinau. Kaip, nes tai susiblokuoja. Tai nežinau, gal nebent per kažkur nuotolinių būdų, ten tie, žinai, jau forensic, tipo IT-šnikai gal kažkaip pateina. Gal ten su Apple jau turi kažkokį, žinai, susitarę, kad... Bet tada Apple galėjo tokiu atveju turbūt padėti tiesiog atrakinti jau kažkaip. O gal ne, gal taip neveikia. Manau, gal Apple net turi galimybės atrakinti, bet gal jie gali kažkaip ten kažką padaryti, kad nebūtų to užblokavimo, žinai, ilgam laikui, nežinau, bet... Bet čia pagal policininkus, pagal tyrėjus, jie 700 000 skirtingų kombinacijų išbandė. Tai 2021 metų lapkričio 3 dieną, tai čia po, beveik 3 savaičių, Zachary Hughes buvo suimtas ir apkaltintas žmogžudystę, dar be to viso kito ir ginklo laikymo vykdant nusikaltimą, konspiraciją ir apiplėšimu. Nežinau, kas jį apiplėšė, bet apiplėšimu. Tai mūsų nusikaltimas kaip aiškus, ne? Jo. Kaltininkas gal, pažiūrėsim irgi aiškus, bet leis man tavęs paklausti vieną klausimą. Kodėl Zakas nužudė Kristiną? Tokiam aplinkybė, kurios priskiriamos, žinai, tipo aistros nusikaltimui. Ar ten kažkam ritualistiniam. Kodėl jis tai padarė, jeigu jisai nepažinojo Kristinos, nepažinojo jos sužadėtinio, nepažinojo sesės, jisai niekada gyvenime jie nebuvo susitikę akis į akį. Turbūt sakys samdomas žudikas, ne? Ne, turbūt sakyčiau, gal jisai turėjo šuniuką, kurį pražudė toje veterinarijos klinikoje.
Market. Tada būtų pateisinama. Bet jo, tavo variantas irgi geras. Tai ar jisai buvo samdomas žudikas? Ne, nes mūsų Zachary buvo žinomas vietinis muzikantas, klasikinis pianistas, kuris be kita ko buvo Tai tikrai baigęs. samdomas žudikas. Be kita ko buvo baigęs Juilliard, ta prasme, The School. Yeah. Ir jisai, žodžiu, jo vienintelė karjera ir profesija buvo muzika. Klasikinis pianistas, ar ne? Bet jo nemeikina senso, nes jeigu suspjaustytų, tai tada sunku groto, jeigu jo čia... Jo, tai... I get it. Nu tai gerai, tai va žodžiu, tai čia buvo galas, dabar pradėkime nuo pradžių. Okay. Tai jeigu pradėtumėm nuo pradžių, nusikeltumėm į 2008 metus. Mes 21 pradėjome? Mes buvom 21, dabar grįžtame į 2008. Okay. Tai 2008 jo krizė Kristina Parcell susipažįsta su John Mello, italų kilmės vyresniu vyriškiu. Va tokiu va. Tai yra jau koks muzikas. Tai, bet žodžiu, gerokai vyresnis, ar ne? Italų kilmės, jisai yra muzikantas bei produceris. Taip pat Kalifornijoje turi savo muzikos barą. Ir jo, pavyzdžiui, LinkedIn profilis sako, kad jisai dirbo ir su Elton John, ir su Rolling Stones, ir su Jimmy Page, Neil Young, ten, žodžiu, taip toliau. Tai, tipo, big music guy, ne? Ir nuo pat pradžių jų santykiai gana rimti, Kristinos ir šito John Mello, bet jie labai nepastovus ir pilna dramų. Tai visgi tam on and off, ir 2012 jie susilaukė dukros Aidos. Pagal operą. Taip. 2015 m. spalį John Mello eilinio išsiskirimo metu kreipėsi į teismą dėl sole custody, dėl vienareikšmės dukros priežiūros. Yeah. Ir 2016 m. sausį jinai jam suteikiama, kas šiaip yra gana neįprasta, nes man atrodo, ypač Amerikoje ta sistema bando vaiką laikyti su motina labiau nei su tėvu, nebent yra kažkokių... Ir šiaip, nu tai jeigu visą jam davė globą, tai nu, retai, kad duotų visą globą, nebent yra kažkas labai netinkamo. Jo. Šaltiniuose, nu tai ten vis tiek būtų tie šeimos teismo gal kažkokie įrašai, bet tiek giliai nesikapšiau, plus gal kai mažamečiai vaikai, tai jie yra, nu tipo, nebūdamas teisininku, gal negaliu, žinai, tų databases. Nu tai žodžiu, nežinau, kodėl tiksliai, bet yra kaip yra, Aida buvo pilnai atiduota Mello. Neilgai trukus, vėliau 2016 metais Kristina susitinka tą savo dabartinį sužadėtinį Bradley paštą. Ir jie pradeda draugauti. Bradley's paštas taip pat yra daug vyresnis nei Kristina. Akivaizdžiai moteris turi tipą. Čia the same guy. It's the same picture. Ir tuo pačiu metu jinai kreipiasi į teismą dėl vizitacijos, kuri jai suteikiama. Tai pusę metų turi kažkokias vizitacijos teisės, 2017 Mello kreipiasi į teismą, kad jie atšauktų vizitacijos teisės, nes jis remiasi tuo, kad Kristina ir Bradley's galimai išnaudoja ir skriaudžia Aidą. Tada vėl sako toliau 2 metai ten visokių teisminių procesų, taip toliau panašiai. Ir 2019 metais jie jau prieina bendro susitarimo Mello ir šitą Kristiną, kad žodžiu, jie susitarė dėl patvirtinto vizitų grafiko ir Kristinai toliau leidžiama kartais tam po dieną, po kelias dienas turėti tą Aidą. Dabar judant į kitą, ne alternatyvę, bet paralelinę, sakykime, visatą. Mes esame 2010-aisiais ir Zacharis Hugh, kuris irgi yra vietinis tuo metu Time Greer miestelis, jis groja miesto centre savo pianinu, žinai, kažkokios koncertėlis. Kaip aš sakiau, jis buvo treniruotas Juilliardą, tai, kaip suprantu, jam neblogai ta karjera sekėsi. Ir, žodžiu, tą vakarą per jo koncertą prie jo prieina Mello ir Aida. Ir Mello paklausė Zachario, ar jisai gali pagroti, žinai, kūrinį, kurio Mello paprašys. Kadangi jis yra su vaiku, tai Zacharis sako, jo, sure. Ir Mello sako, mano dukros šitos Aidos mėgstamiausias muzikinis kūrinys yra Clair de Lune. Zacharis, aišku, kaip faina, kad vaikas, žinai, klasikinė muzika dalykais ten sugroja.
Ir jie tam po to, pradeda dažnai kalbėti, bla, 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 muzika, koks fainas vaikas, bla, 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 bet ne creepy way. Ir jie pradeda kalbėti, Zakaris sužino, kad Mellow yra toksai, tipo, labiau su rock'n'rollu susijęs, žinai, bet irgi, produceris taip toliau panašiai, jie ten apsikeičia kontaktais. Ir paskui Zakaris vėliau jau sakė, kad parašė, po to, kaip apsikeitė kontaktais, tipo, kaip ir nerašytum, žinai, žmogus, kurio šiaip taip random susitikai, bet jisai kaip klasikinis muzikantas niekada nebuvo sudūręs to rock'n'roll pasaulio, ir dėl to norėjo, žinai, kažkaip su juo supažinti ir žodžiu, dėl to susiekė su Mellow. Ir taip kažkaip tai prasidėjo jų draugystė. Mellow ir Zachary pradėjo ir, žinai, iš pradžių susirašinėti, gal telefonu kalbėti, paskui jau eina kavos, picos į muziejus, dar kažkur, žinai. Ir dažniausiai su jais visą laiką būna Aida kartu, tai ir Zacharis gerai tą vaiką pažįsta, ir ten jie pabūna, kad nelabai subrandus pagal savo metus, tai čia 2020, tai kiek jie 8 metai. Duoda keistą vaibą. Bet čia gal paskui paaiškins. Ir žodžiu, tai jinai paprastai būna su jais, bet pirmą kartą, kai Aidos nėra su jais susitikime, tai yra per Zako gimtadienį, 20 metų spalio 2 dieną, a Libra. Ir gimtadienį per karantiną? Girl. Taigi South Carolina, taigi jam ten, žinai, Southern States. Sure. Nėra COVID-o ir nėra. Tai, žodžiu, jisai susitinka per savo gimtadienį su Mellow ir Mellow sako, varom į miestą, aš tau parodysiu savo mėgstamiausius taco stands, ir jie ten eina per taco stands, ir kažkaip viskas faina, viskas smagu. Ir kažkaip vakaro pradžioj Mellow visą tą nuotaiką visiškai 100% pasikeičia, jisai pasiguodžia Zachariui, kad jisai nerimauja dėl Aidos, kai jinai būna pas mamą ir tą Bradley. Ir jisai sako, kažkokia ten keista tarp jų dinamika, ir kai jinai grįžta, būna pasikeitus, ir kažkokia nesava ir taip toliau. Ir kad jam neramu dėl to. Zacharis, aišku, nežino situacijos, bet jisai vis tiek tą mergaitę gerai pažįsta, jam rūpi ir jis tipo, tikiuosi, kad nėra tai, apie ką mes galvojame. Ir po 2 dienų nuo šito susitikimo Mellow pasiema Aidą ir išsikrausto į Italiją, iš kur Mellow yra kilęs. Kristina, aišku, neilgai trukus eina į teismą ir kaltina Mellow, kad jis pažeidė tą 2019 metų vizitacijos susitarimą. Tai 21 metų balandį, čia po kelių mėnesių, 5-6, to viso pasekoje teismas įsako Mellow, kad jisai grąžintų Aidą į Jungtines Amerikos valstijas. Grįžtant šiek tiek, gal aišku, kai Mellow įsikraustė į Italiją, tai jos santykiai su Zachariu, biški, žinai, apmažėjo, nes vis tiek, kiek tu gali pribendrauti, žinai, žinutėm. Ir balandį, kai čia vyksta visi šitie teismo procesai, ir jau kai Mellow įsakoma Aidą grąžinti į JAV, jisai vėl intensyviau ima bendrauti su Zaku, ir jam, aišku, pasakoti, kad va čia vyksta blogi dalykai ir kad čia ta Kristina bando atimti mano vaiką iš manęs, žinai, ir taip toliau panašiai. Tai ir jisai kažkaip per žinutes tai pradeda sakyti tam Zakui, kad tu turi man padėti, nes aš turiu įrodyti, kad Kristina ir Bradley daro kažką blogo su Aida. Žinai, aš neturiu įrodymų, bet aš matau, nes nėra mano vaikas, aš visą laiką, vienintelis buvau, žinai, tipo saukas, tai aš žinau, kaip jinai elgėsi, aš žinau, kad jinai elgėsi kitaip, žinai, kai jinai grįžta iš jų. Tai kad jisai pagrįstų to šitų savo, žinai, sakykime, teorijas, jisai Zakui atsiunčia informacijos, skaitant internetinės sekso reklamas, kurios susijusios su Kristina, ir jos šito Mellow teigimu pagrindžia tai, kad jinai užsiema prostituciją. Tada jisai Zakui siunčia rašytinį liudijimą iš 2016 metų tų teisminių procesų, kai jie ten kovojo dėl dukros, kur Kristina, kai jinai buvo apklausoma, pasinaudoti savo 5-ojo pataisymo teisę ir neatsakė į klausimus, kurie buvo tiesiogiai susijęs su jos prostitucija ir narkotikų vartojimu. Ir tada jisai gauna, tas Mellow kažkaip tai elektroninį paštą gauna kelias labai privačias nuotraukas, kuriuose Kristina tokiam kompromituojančiam pozom yra, kurios akivaizdžiai susijusios potencialiai su kažkokiu sekso darbu. Ir jisai dar atsiunčia Zakui vieną liudijimą, nežinau kokiam kontekste, ar tai irgi buvo naudojama tuose teisminėse šeimos teismo procesuose, bet žodžiu yra liudijimas 2016 metų kažkokio vietinio gaisrininko, kur jisai sakė, kad Kristina jam siūlė seksą už pinigus ir narkotikus.
Tai žodžiu, ateina čia toks, žinai, mūsų pasaulio, tokia, nes visi sakėgi iš pradžių, kad ten labai faina, viskas su jie gerai, bet čia kažkokie yra vis tiek, žinai, trupinėliai. Kažkokių yra, Jo, tai iš viso šitą temą ir apskritai Zakas ir Mela apsikeičia 1769 WhatsApp žinutėm. Ne visos jos paskui buvo atkapstytos, nes kažkaip tai ten jau, kai atrakino tą telefoną, kažkaip pusė jų buvo scrubbed, nežinau kaip. WhatsApp, tai ten kažkaip visgi ten tas yra šifravimas ir panašiai, ir ten kažkaip gal gali jas ištrinti ir... Kažkaip tai gali, bet aš, pavyzdžiui, kai žiūrėjau tos tipo teismo, aš tos kai kad žiūrėjau šitą teismą. Tai ten kažkaip jie atgamina tas žinutes, bet žinai, kas labai įdomu, jos gal buvo ištrintos ir taip toliau. Ir aš žinau iš patirties, kad WhatsAppas, jeigu yra kažkoks teisinis procesas, jie sako, mes tau negalim padėti. Čia tas, žinai, saugumas. Bet jie kažkaip jas atgamina, bet juokingas dalykas apie tas žinutes yra jas, kai rodo teisme, tai toks jausmas, kad ten jodas susirašinėja su joda, nes jos visos yra, iš priešingo galo tie žodžiai, žinai, nėra, kad ten kiekviena raidė iš, žinai, skaitai atvirkščiai, bet žodis ten, nuo kurio prasideda sakinys, yra gale ir tada tas, žinai, labai palaukščia kažkur yra. Kur tas mūsų žinutė? Va. Burner pay get will I but. Message ignore that last. Tokie, žinai, jau šiuo labai jokinga. Bet anyway. Tai jie apsikeičia daug WhatsApp žinučių. Ir 2021 metų birželį Zakas, jisai pasiima pertrauką nuo muzikos, nes jam ten perdegimas dar kažkas. Ir jisai maždaug mėnesį praleidžia Italijoje. Tuo metu Aida yra su motina, tai jisai ir Mela tiesiog abudu gyvena ten kažkam kaimelį, fainam tokiam, žinai, picturesque. Ir jie leidžia laiką dviese. Tai va tuo metu Zakaras būdavo netoliese Mela dažniausiai, kai jie turėdavo tas vizitacijas per FaceTime, žinai, ir dalykus. Tai jisai ir sakydavo, dar pasisveikino su tai, dar šiaip matydavo ją. Ir jisai irgi pastebėjo, kad Aida labai pasikeitė nuo to, per tuos 5 mėnesius, žinai, ir jisai, sakė, tas tipinis dingo šviesa iš jos akių. Bet jinai ten priaugo daug svorio ir buvo visiškai netokia, kokią jisai pažinojo iš to, kaip jinai kalbėjo, nes ten anksčiau jinai būdavo labai pajėgi palaikyti pokalbį net su suaugusiu, dabar tokia visa apdrovi, užsidarius, žinai, bla bla. Ir tuo metu Aidai buvo 9 metai. Tai šitų pasikeitimų akivaizdžių pasakoje dabar jau, abudu vyrai įstikinę, kad Kristina ir Bradley, kad kažkas negerai su Aida, žinai. Ir žodžiu, Zachary grįžta į Amerikės Liepą ir kažkur tuo metu Kristinos kaimynai, jos darbdaviai, jos sužadėtinis, visi gauna registruotus laiškus, kuriuose yra tos nuogos nuotraukos Kristinos, apie kurias pasakojau, ir linkas į tą sekso puslapį, kur jinai pasiūlo savo paslaugas. Tai aišku, visi prezimuoja, kad čia Melo jas išsiuntė, kad jam padėtų to, žinai, teisminiam procesui. Tada rugsėjį Zakaris kreipiasi į tas socialinės paslaugas, realiai, jeigu tu tiesiog išversni, žinai, social services, su netikra istorija, kad pamatė, kaip mama smurtavo fiziškai prieš Aidą ir jisai prispažino jau teisme, kad tai buvo sufabrikuota istorija, bet jisai sakė, tokiais atvejais jie turi ją ištirti ir tada pasodina vaiką be tėvų priežiūros, žinai, visiškai individualiai ir aš galvoju, kad jinai turės šansą jam pasakyti, žinai, ką Aida ir Bradley jai daro. Tai jie nesureagavo į tai, į tą pareiškimą, nes irgi, kaip suprantu, galvoja, kad čia Melo šūdus daro. Tai ką mūsų Zakaris padarė, jisai atsikėlė spalio 12 dieną. Žodžiu, šiaip biškai paskubėjau gal. Tai čia labai taip sunku, kai ką tik šviežiai jisai liudija apie visą tai teisme, bet ir to pačiu pasakoja istoriją, kur, žodžiu. Tai Zakaris sakė, kad jisai realiai jo galvoje mintis apie tai, kad Kristina potencialiai turėtų išeiti, buvo nuo birželio mėnesio. Nes birželio mėnesį
21 metų, Mellow jo taip, pusiau prikolnai paklausė, už $5,000 nužudytum Kristiną. Dėl to, kad jinai išnaudojo Aidą. Zakaras, aišku, sakė, nebesvaik. Tada po kelių vėl savaičių Mellow sako, o už 10,000? Ir Zakaras tada jam atsakė, kad nėra visiškai pinigų skaičiaus, dėl kurio aš galėčiau nužudyti žmogų. I will do it for free. Bet jeigu 100% be jokios abejonės, žinau, kad jeigu 100% be jokios abejonės žinočiau, kad iš tikrųjų Kristina taip daro, tai ką mes įtariam, tai jo, realiai be pinigų. Tai jisai apie tai, paskui sakė teisme apie tą jau žmogžudystę galvojo, nuo birželio, tai gerus 4-5 mėnesius. Ir jisai galiausiai, kai ta policija neatsižvelgia į tuos, ne policija, bet social services neatsižvelgia į tą jo raportą ir netyrė jo, kai visos tos nuotraukos ir linkai į seks šituos websaitus, nesuveikia. Jisai suprato, kad nėra visiškai jokio kito kelio, kaip jisai sako, padėti Aidai. Jisai ten sakė, kad jo suvokimu jinai buvo grave danger, tai tipo mirtinam pavojui, būdama to šeimoje. Ir dėl to jisai nusprendė, kad jam nėra kitos išeities, jisai turi realiai tai padaryti. Tai juokinga istorija, jisai atsikėlė spalio 12 dieną ir, kaip pats sakė, suvokė, kad tai ne ta diena. Ir atsikėlė ir pasirinko smurtą. Ne, jisai atsikėlė sekančią dieną ir pasirinko smurtą. Tai spalio 12 jisai ir kažkaip tai tam buvo, kad pagal GPS ir visus tuos, žinai, telefonų, šituos registratorius stulpus, kažkaip tai 12 dieną jisai akivaizdžiai galvojo apie tai, nes tam porai vietų buvo išjungtas jo telefonas tokiais keistais momentais, bet tada jis pasirinko nesmurtą. O kitą dieną anksti rytą atsikėlė. Ir žodžiu, ir 13 dienas atsikėlė anksti rytą, atsisėdo ant savo dviratuko, įsidėjo, pasiėmė su savim 2 ginklus, paskui teismo metu pasirodė ir, aš to neprodžiu, kaip mūsų Bradlis atrodo. Čia jos tas... Ne Bradlis, o Zacharis. Okay. Tai Zacharis pasirodo, kad visą laiką, bet kuriuo duotuoju momentu šiaip su savim ginklą nešiojosi, bet tą dieną pasiėmė dar 2 ginklą. Pasiėmė chemikalų, pasiėmė paint thinner, to skiediklio, nusipirko rožių puokštą ir nuvažiavo į Kristinos sesės namus, kur jam buvo, Melo davęs adresą, kad va čia Kristina yra. Tai jisai nuvažiavo jos namus, paskambino į duris, apsimetė, kad turi tą rožių pristatymą Kristinos sesiai. Kristina ten kažkaip sudvėjo, kad čiut nepasižiūrėjo, žinai, kad aš sesė namie ar ne, ir tada jisai ištraukė iš to buketo ginkliuką, žinai, ją įsivarė į vidų ir iš pradžių ketino ją nušaut, bet tada pradėjo, dvejoti, nes jisai, visą laiką tikino visus, kad, čia biškai daugiau apie teismą paskui pagalėsim, bet jisai, tikino visus, kad jis nėra tas žmogus, kuriam lengva, žinai, kažką tokio padarys, ten niekada neturėjo jokio kriminalinio įrašo, toksai, muzikantas. Bet visada turėjo ginklus. Jo, bet tai Southern States, ten visi turi ginklus. Bet žodžiu. Tai jisai kažkaip sudvejojo, ta Kristina, žodžiu, bandė ten, jau, žinai, pasinaudotą progą ir ten įdreskė turbūt ir dėl to buvo tas DNR po jos nagais. Tai jisai išsigandęs kažkaip davė jai, bet gana silpnai iš to ginklo, jam į galvą. Jinai ten kažkaip susvirduliavo. Ir net nėra, kad jisai labai savo teismo metu paaiškino, kaip tas davimas biški per galvą priėjo prie tų 31, žinai, dūrių į jugular ir kaklą ir galvą. Supanikavo tas. Supanikavo, jo. Tai to pasakoje mes turim mirusią Kristiną ir jisai ten nusakė, kad dūrė, kol jis nustojo priešintis ir apšėtin gyvybės ženklus rodė. Šitų žiedlapių irgi nepaaiškino, kažkur mačiau labai įdomią teoriją, kad tai buvo kaip homaž šitam American Beauty. Okay. Ar taip tas filmas vadinasi, su Kevinu Spacey.
Ne, aš žinau, kad man čia... Jo, šitas. Jo. Tai tengi buvo labai tipo pedofilijos temos ir dalykai, tai kai kurie sako, kad čia gal buvo, žinai, Tiek menininkas, tai jo, čia... toksai, nu, Jo. tipo, žinai, subtilus momentas. Tai ir žodžiu, tada jis ten išėjo, šoko ant dviračio ir bye. Nėra, kad labai apgalvojusi dalykus vis tiek, žinai, ten kameros visur ir taip toliau, dviratę pasidėjo atgal savo mašiną. Tai kai gal 3 ar 4 dienos po jau tos Kristinos nužudymo Melo grįžo į JAV, į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tuo metu dar Zakaras buvo tik tai tyriamas kaip potencialus, žinai, įtariamasis. Ir tą Melo sulaikė oro uoste dėl to, kad jisai buvo pažeidęs tą vizitacijos susitarimą ir Amerikoje jam buvo išduotas tipo search, tas, žinai, ne search warrant, bet arrest warrant. Ir tokiu atveju, kai jie areštuoja, jo prašo duoti kontaktą žmogaus, su kuriuo policija gali bendrauti po tais klausimais, žinai. Tai spėk, kieno kontaktą įsidavė. Zako. Ta prasme, jeigu nebuvo ryšio iki tol tarp jų, tai dabar tikrai yra, žinai. Tai, bet ten vėliau, žodžiu, išteisino dėl tų, ar pasakysiu kodėl, bet vėliau jį išteisino dėl tų, žinai, vizitacijos teisų pažeidimų taip toliau panašiai. Ir šituo metu čia vis dar, čia ankstyvas spalis, vis dar vyksta apklausos. Ir kažkaip dar kol Zakaras buvo tik tai so, tai policija gavo priėjimą prie Bradley, to sužadėtinio telefono. Atsimenu, kaip minėjau pačioje pradžioje, kaip ten trynė dalykus ir taip toliau. Tai čia, o dieve, pamiršau, kad nedavau visiškai jokių trigger warnings prieš epizodą. Nu, padarysiu vėl bėgančiai lūtą. Tai jo telefone ir Kristinos telefone, kuris irgi tuo metu buvo ką tik jau forenziškai teismo specialistų ištirtas, buvo rastos nuotraukos, kurios vaizdavo jį ir Kristiną, seksualiai išnaudojant Aidą. Tai dėja tiek Melo, tiek Zakaras gal ir ne puikiai išsprendė tą problemą, bet jie buvo teisūs. Tai išteisinti už kartą. O be šito dar yra ir biškai kitas plot twistas, tai šiek tiek vėliau, 22 sausio, šitam Bradley buvo iškelti kaltinimai, kai vėlgi remiantis fotkėm iš tiek jo, tiek Kristinos telefonų dėl seksualinių santykių su šunim. Fuck. Ta prasme, tam buvo labai normalių nuotraukų, kur tiek Kristina, tiek jis susipažino su Lese iš arčiau, galim sakyti, žinai. Shit, fuck. Tai toksai va momentėlis, žinai, ir va čia prasideda ta moralinė tokia dilema, kur tipo, ar gerai galbūt, kad Kristina... Čia nėra moralinės dilemos, čia gerai kur, ir tipo, kodėl nebuvo. Gaila, kad jo. Tai va, tai čia buvo toks momentėlis. 24 metų balandį, kaip sakiau, Melo tie kaltinimai dėl dukros teisų pažinimo buvo panaikinti ir jisai ten turbūt turėjo tą jau, žinai, vienareikšmę vėl globoje, nes jų mamos nebebuvo. O Zakaro teismas prasidėjo šių metų vasarį, čia prieš 10 dienų. Ir jau baigėsi? Jisai liudijo apie 9 valandas, jo kaip tik testimony buvo trečiadienį. Okay. Tai ir jisai realiai viską labai nuosekliai pasakojo ir jo gynyba buvo ta, kad jisai negalėjo kitaip pasielgti, nors ir tipo tai nėra jo asmenybė, bet jis negalėjo kitaip pasielgti, nes jisai puikiai matė tiek iš tų video, tiek iš tų įrodymų, kuriuos jam Melo siuntė ir taip toliau, kad Aidai gresia mirtinas pavojus. Ir ten yra kažkoks tas tipo, žinai, defense, kad jeigu ir kitas žmogus yra immediate danger, tai tu ten, žinai, gali daryti dalykus. Bet jisai neneigia, kad jis ten nužudė tą, žinai, Kristiną. Ir ten šiaip buvo įdomu, nes jisai savo liudijimo metu gavo iš oro plus 6 mėnesius prie bet kokios bausmės, kurią šiaip gautų, pradedant tą dieną, kai jisai liudijo, nes jisai negalėjo nustoti apeliuoti į žiūri, pasakodamas apie savo vaikystę. Pasirodo, kai jisai buvo vaikas, jo šeima, jisai turėjo brolį biologinę ir jo šeima taip random įsivaikino 5 vaikus iš Rusijos. Ir tie visi vaikai buvo labai traumuoti, viena iš jų ypatingai, ir jis ten turėjo labai labai blogą patirtį su jie, ten buvo labai manipuliatorė, labai tipo protinga, labai visiems faina atrodė, bet darydavo labai blogus dalykus, ten, kol neprigaudavo, žinai, jis sakydavo, ne, kai prigaudavo, jis sakydavo, nu ir ką.
Ir galiausiai jie ten tos social services turėjo net iš jų namų pašalinti, nes jis rado jos dienoraščius, kur jinai rašė, kaip nori visus juos nužudyti. Tai jis turėjo tokią patirtį su labai tipo manipuliuojančiu, žmogučiu ir Melo būtent taip pat, nežinodamas apie šitą jo istoriją su sese, būtent taip pat tokiais pat žodžiais, kokius jisai vartotų kalbėti apie savo sesę, naudotų kalbėti apie savo sesę, jisai Melo naudojo apie tą Kristiną ir jam taip psichologiškai susisiejo, kad tai turbūt yra gal net tas pats žmogus, jis turbūt durdamas, gal dėl to ir buvo crime of passion, nes jisai labiau sesę įsivaizdavo negu, Kristiną. Tai žiauriai tas įdomus lydimas buvo. Ir jisai dėl to, kad iš vieną peliavo išžygavo 6 mėnesius šoro, nes teisėjas iš vieną jam sakė, shut up, stop speaking. Tai jo gynyba buvo ta, kad jisai tiesiog negalėjo pasielgti taip, bet tik nužudyti jos ir tuo jau teismo dieną ir jo tėvas ten liudijo, kad Zachary yra žmogus su geriausiai veikiančiu moraliniu kompasu, koks turbūt egzistuoja arba kokį aš pažįstu. Ir ten tik tai iš karto, kai tik tai suėmė ir jau tą spalio ar ten lapkričio pradžioje paaiškėjo apie tas nuotraukas su Aida, tai žmonės iš visur ir rašė į tą Greenville teismą ir policiją, kad net išleiskit jį be užstato, nes ta prasme čia jisai vos nepadarė visiems gerą darbą, žinai, ir taip toliau panašiai. Kokį teismą? Greenville, tai tas Greer miestelis buvo Greenville miestelis. Greenville asamtoj. Galvau, Green Hill, tai Žaliakalnio. Tai žodžiu, nuo pat pradžių toksai moralinis klausimėlis buvo dėl šitos bylos. Ir aš tau prieš tai minėjau, kad birželio mėnesį prieš tos nužudymus 2001 metais Melo jam siūlė pinigus 2 kartus už nužudymus. Tai šitai į viešumą išėjo pirmą kartą per jo liudijimą šitą praėjusį trečiadienį. Ko pasakoje jam vis dar liudijant, Melo buvo suimtas, nes jisai šiaip anksčiau ten buvo gal konspiracija, tai žinai, nesužintas ir dalykai. Tai dėl šito liudijimo jisai tiesiogiai, tuo dar kol jisai liudijo, buvo suimtas policijos ir dabar jam atmestas joks užstato galimybė ir jis tiesiog dabar jau yra kaltinamas irgi kaip prisidėjęs prie žmogžudystės. Jo, tai čia toksai įdomus, žinai, prikoliukas. Tai jo teismas pasibaigė kaip tik vakar, vasario 20 dieną. Ir aš tau leisiu atspėti, koks buvo sprendimas ir kokį tu duotum galbūt, žinodamas faktus. Tai aš jau sakiau, kad išteisinčiau ir realiai duočiau dar ir Nobelio taikos premiją realiai. Ne, bet tai vis tiek, at the end of the day, tai yra ne pats geriausias sprendimo būdas. Taip, jie bandė daug, bet žmogžudystė yra žmogžudystė ir jis vis tiek turėjo gauti kokį nors ten, nežinau, šiaip tai gal net ir iki gyvos galvos, arba tikrai nemažai. Bet jis jaunas, ne? Iš nuotraukos tai labai jaunas. 2 metų. Tai gal arba kokį 5 metų, arba iki gyvos galvos. Tai pasitarimai truko 3 valandas iš tų prisiekusiųjų ir jos įgavo iki gyvos galvos. It is kinda fair and kinda not fair at the same time. Tai jeigu visi eitų dabar žudyti, žinai, pedofilų ir zoofilų ir taip toliau, tai kur mes būtumėm. Ir ypač turint omenyje, kad jie, neturėjo įrodymų. Nėra, kad pateisintų, jeigu jie būtų, pavyzdžiui, matę tas nuotraukas ir ten, žinai, būtų labai aiški situacija. Nėra, kad tai pateisintų, bet tuo metu, kai žudė based on kažkokie, žinai, įtarimai. Jo, žinot, gali sakyti, kad paėjo kortinas pirmas būtų nužudęs ir tada būtų pasirodę, kad ne, nieko. Jo. Bet čia... Ir tada būtų pasirodę, kad iš tikrųjų buvo atvirkščiai ir Zacharis su Melo. Nes jie duoda keistą vaibą. Jie duoda keistą. Mėnesį Italijoje drauge, bestukai po kažko. Jo. Tai jie duoda keistą vaibą. Tai aš būčiau nenustebęs, jeigu būtų istorija į tą pusę atsisukus. Jo. Bet buvo atvistas netikėtas į kitą pusę pasirodo. Kaip ir čia visa istorija to vinios, bet toks. Čia toksai labiau, žinai, kiek... Tai tikiu, kad tas Zacharis turėjo tą traumą. Kad Zacharis turėjo traumą dėl tų rusų vaikų. Kažkokią tai psichologinę. Kad ant tiek lengvai jį paveikė tas Melo, bet iš tikrųjų tai...
ar mastermindas nebuvo Melo? Tipo, ar jisai galėjo planuoti tai, ar čia jisai tiesiog, žinai, taip labai... Jo, ir, mastermindas tai tikrai Melo, net jeigu darė tai nesąmoningai, tai jis vis tiek, bendrininkas tai labai stipriai. Labai krypi šiaip yra, net tik kad krypi, bet kinda krypi ta dalis su 5 rusais vaikais. What the fuck? Ten kažkaip skaičiau, kad tipo, juos įsivaikino iš Rusijos ir jie visi buvo labai psichologiškai sužaloti. Aš nežinau, iš kur juos įsivaikino, ar iš kažkokio tai vaiknamio, ar ten iš kokios tai, nežinau. Kažkokios tai ten, tipo, nėra aišku, ką jie patyrė iki to pointo, kada jie buvo atvežti į Ameriką, bet ten, tipo, kad jie visi buvo psichiškai nestabilus ir būtent dėl to realiai Zachary atsisuko į muziką pirmoji vietoje, kad, tipo, jam ten buvo labai nefaina namie. Escape mechanizmas. Tai kažkas ten su tais vaikais buvo negerai. Ta vieną, sakau, social services net, tipo, iškėlė, nes ten visus norėjo nužudyti, pasirodo. Bet jo, toksai, man davė tą orphan, žinai, Natalija kažkokia, kur, tipo, mergaitė apsimeta, bet iš tikrųjų ten kažkiek daug metų. Jo, nes mama klausė apie šitą istoriją. Ką klausė? Man atrodo, dabar išleido kažkokį, ar gal įkėlė, Telija filmą ten kažkokį, tipo, tai mama žiūrėjo ir sakė, nesuprantu. Bet, what the fuck. Šiaip labai gera istorija, labai įdomi, obviously niekas nežino, nes labai šviežia, bet tiek viskas nekaltai prasidėjo ir visi tokie, gerai, gal kai trynė tas nuotraukas, ne taip ir nekaltai atrodė, bet apart to viskas taip, žinai, jinai visų mylima, tas Zachary muzikantas, ką galėtų nuskriausti muzikantai? Būtent, man dėl to labai patinka. Daug ką pasirodo, bet... What the fuck? Gerai, šiaip šitą norėjau paklausti durį, bet paklausiu dabar. Biški praskipinau tą dalį su... Tai jinai įrodyta, kad jinai užsiėmė prostituciją. Tai... Biški šito backgroundo. Nežinau, ar kažkas ten kažkaip įrodinėjo, bet tipo buvo sex site, kur jinai pardavinėdavo, kur buvo jos nuotraukos ir dalykai. Tai jinai turėjo dalykai. Sužadėtinį tą Bradley ir jinai parsidavinėdavo. Jo, bet sena. Freelancindavo. Freelancindavo, kaip ir tos Mary Bell mama. Working from home. Ne, bet čia nėra labai daug informacijos apie tai, išskyrus tai, kad tas Mellow ale žinojo jos tą screen name, kuriuo jinai naudodavosi pardavinėdama seksą. Ar jis taip susirado? Būtent, kas suggestina, kad galbūt. Bet also, jeigu prisimins detalę, kad šalia jos buvo rasti 2 vokai, abiejuose po $500. Tai. Bet gal buvo aplentinta? Nežinau. Ir gerai, tada dar vienas, čia toks pamastymas, buvo rasti 2 USB raktai ir kompiuteris šalia jos, kai jinai buvo nužudyta, ar ne? USB buvo šalia jos, kompas kažkur jo. Kompas jo, bet tai ar galima galvoti, kad Zacharis pamatė tas nuotraukas, kad ir po nusikaltimo, bet kad jisai pamatė kažką, nes kodėl jis padėjo tos USB ten. Jo. Tai galbūt jisai jau pasitvirtino savo... Gerai istorija. Idėja. Tipo, greičiausiai po žmogžudystės, bet pasitvirtino savo įtarimus. Jo, nes jisai man duoda tokį impression, kad jisai yra... tipo, taip, bet paprastai padarė žiauriai blogą dalyką, bet man toks jausmas, kad jisai, dėl, nežinau, ten tos psichologinės būsenos ar kažko, ar ten traumų kažką. Jisai turi tą tokį vigilantę, žinai, tokį, moralinį kažkokį dalyką, kuris turbūt iš tikrųjų šiaip niekada gyvenime nusikaltimo tokio nedarytų, bet nesgi net neturėjo ten pakankamai valios jam nušauti, čiut, žinai, pystelio į galvą iš to, žinai, ginklą. Paskui vieną kartą nudūrė, bet čia, žinai, whatever. Efekto būsena, kam nebūna. Bet jo, man atrodo, gerai šiaip šita idėja yra gera, nes iš tikrųjų atrodo iš žmonių, kur jisai turi tą savior, tą saugotojo, gelbėtojo sindromą, žinai, ir kad tada jo būtų po visko turbūt ėjęs ir ieškojęs.
Plius tada paaiškino, kodėl visur buvo kraujas, bet Hata žiauriai smirdėjo to paint thinner, kuris jis sakė buvo nusipirkęs, jisai turbūt tada nes jis specifiškai per teismą sakė, pasiėmiau paint thinner, jeigu vat kažkur, žinai, pirštinė nuslystų ir vat liktų kažkokių, žinai, mano piršto spaudų. Tai jeigu visur yra kraujas, tai kodėl namai taip smarkiai kvepia chemiją? Gal dėl to, kad jo, kaip tu sakai, jisai susirado, bet va šito neminėjo, man atrodo. Ir jeigu yra laptopas, tai tu jo su pirštinė nelabai panaudosi. Jo. Trackpadą. Tai šitas, nes kitaip tie tada USB nelabai aišku, ką ten veikia ir kodėl jie ten hangina, nes nėra taip, kad žinai, ateini nužudai žmogų ir tiesiog, random USB mėtos, tai čia padėsiu. Žinai, biškį gėlių, biškį USB. Jo, tai manau, kad jis čia norėjo, ten jaučiu buvo tų nuotraukų ir jis tiesiog norėjo, kad policija tikrai rastų nuotraukas. Gal jo. Ir kad matytų, kad jinai nebuvo geras žmogus. Gal taip teisa. Bet jo, toj vietoj, tai, ta prasme, mes, nenoriu, kad žiūrėjau nuskambėtų, bet mes kaip jau ir iš mūsų istorijų nesam, nepripratę prie smurto prieš vaikus, bet, su šunim. Taip. Plius tada gerai, tai jinai buvo veterinarė ir ten jos bendradariai sakė, jinai žiauriai gerai sutarė su šunim, tai man dabar tokie visuals galvoj seni. Ta prasme, visi šunys grįžta. Labai artimai bendravo turbūt su šunim ir todėl sustardavo. Visi šunys grįžta, žinai, ir varo į Google Reviews 5 stars, nes ta prasme biškė. Gera kalė ten dirba. Žoskai, ta prasme, ten dalykas iš tada dalis. Tai va, tai prikalpysnai. Emociškai tikrai tokia sunkesnė istorija šiek tiek. Tokia sunkesnė, bet tuo pačiu ir turim ir meno, ir muzikos, ir va kažkokį tai gražų nužudimo scenos tom rožiam dalykais. Ir turim trečią filmo scenarijų. Realiai, šitą dar anksti, kai ką tik viskas išsirutulioja, tai realiai, jeigu pradedam rytoj šitą scenarijų, pamėnesio, manau, galime pradėti Netflix pirmi, ir Netflix'e manau, kad galėtų išeiti šitas filmas kitais metais. Eisim interviu daryti su Zaku, nes žinai, yra Žygi mano tipas, o jisai ryžas kaip niekas kitas. Norėčiau dokumentikas, prašau. Fangirl na Rugilė per. Aš visą laiką fangirl, pirmiausiai Rodas buvo meilė, dabar šitas. Get me a criminal, I guess. Čia prasideda mano nukrypimas į kalėjimo pasaulį. Jo. Žodžiu. Tai ką? Ar turime dar ką pridėti iš tą? Ką čia dar pridėsi? Kažkaip jau nebėra ką pridėti po tų šunelių dalykų. Šiaip įdomesnis konceptas bendrai tai yra vienkartiniai ginklai. Aha, jo. Tai toks, žinai, įsimesiu vienkartinių lėkščių ir vienkartinių ginklų. Jeigu piknikas nebaigs. Jo, jeigu kažkas sakys, kad per mažai iškepiau mėsą, tai tipo, tu būsi mėsa dabar. Jo, tikrai įdomus konceptas. Bet čia jo, gal ten, nes man atrodo ir mūsų tikrai ateities podcast'o herojaus Luigi byloja ten jis irgi ar ne 3D printed naudojo ginklą. Ir man atrodo, kad 3D printed jie yra panaudojami, jie yra iš esmės vienkartiniai, nes plasmasė, jie ten gal išsilydo, žinai, nuo trinties ir... Nežinau. Jis 3 kartus šoja, bet gal turėjo dar vieną tokį. 3 vienkartinis ginklas. Nežinau. Na, okei. Tai ačiū tau, kaip visada serviruoji karščiausias istorijas. Hot of the press. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, komentuokit, ar išteisintumėt, ar nuteistumėt Zakarį ir kiek nuteistumėt. Ir susitiksime po savaitės. Savaitės. Kaip fainas, kai susitiksime po savaitės pagaliau. Nes aš nemoku papasakot, kiek Karolis priešinasi šitam. Bet pagaliau mes atėjome prie bendro sutarimo, ar ne? Atėjome prie bendro sutarimo, tikrai viskas buvo legit, tikrai savo noru. For the record. Tai cheers. Ir see you po savaitės.